Gerą dieną, žiūrovai. Čia taip netyčia išpuolė pro Lincolną važiuoti. Šiaip navigacija piešia apvažiavimą, bet negėda man pasakyti. Tomtomas irgi ne viską mato. Neįsidžikas kartais ne viską mato. Tai gavosi, kada važiuoju apvažiavimą. O reikėjo apsisukti. Dabar alternatyva viena tik jis pro miestą važiuoju. Nepykstu labai. Navigacija irgi ne visą gali, jo. Ant popierinio žemėlapio vis tiek tokios informacijos nėra. Tai važiuoju per Lincolną dabar, aiškiai galvoju dar pafilmuoti, pasižiūrėti šitus metus. Lincolne šitoj vietoj tikrai nebuvęs, nevažiavęs. Sidžikas jau pievas rodo, matau. Katedra Lincolno graži. Važiuoja lėtai, neskubu, kaip sakiau, laiko turiu. Bet va per šitą apvažiavimą tai stipriai laikas nusitempė. Nu vala nematė, čia stotis turbūt. Šonu taip įdomu atrodo. Čia Lincolno katedra. Kaip tariu, kad iš toli jinai matos. Katedra ant kalno. Įspūdingai atrodo. Nežinau, gal ir gerai čia tas navigacijas turėt kartais. Čia taip netikėtai gavos per miestą važiuot, bet yra kaip yra. Kur jie skuba, nelabai suprantu, blemba. Mano veidrodis faktiškai ant linijas. Nu, būna lyg tyčia dienų. Alubaris šitas The Jolly Brewer Brewer, nežinau, gal taip tarės. Oras toks atsikeitė į blogą pusę jau nuo šiandien ryte. Lyt pradėjo, nežinau, kiek šitos šilumos. 17 parodo dabar. 9 valandos. Kažkokį įvykį rodo čia dabar. Nežinau. Nelabai kreipiu dėmesį į Tomtomą šitos ženkliukus visus, nes nelabai suprantu, ar jie tiksliai rodo būtent šitie, vat, kur mašina ant šono, ar čia gal įspėja, kad čia avarijų daug būna, nežinau net. Nenoriu šitą temą komentuoti, nes tikrai nežinau.
miestui važiuojant buvo 10 procentų nuokalnė ir šitoj pusėj turbūt į kalną tai nematau koks procentas, bet turbūt iš viršaus pamatyti įdomiai čia būtų. Kaip tas miestas atrodo. Stipriai gazą nespaudžiu, kad ratai nepradėtų kasti, svorio nedaug yra pas mane. Centre gal ir įdomu, sakyčiau. Šito keliu, sakau, nei kartą nevažiavęs. Peacock. Kas yra peacock angliškai? Povas. See Radio Lincolnshire. Travel.
O taip kažkaip ir atrodo tos Lincolnas, bent, nu čia jau gyvenamieji rajonai. Great British Fish and Chips. Esu girdėjęs, kad jie nededa tos geros žuvies, kurią turėtų dėti darant fish, šitą žuvį vadinamą. Atseit žmogus moka už tą žuvį, kurios negauna, ar kaip čia pasakyti, nežinau. Moka pinigus už geros kokybės žuvį, o gauna prastesnės kokybės žuvį. Ne tai, kad pašvinkus ten kažkokia, ar su, vienu žodžiu, su pasibaigiančiu galiojimu, su pasibaigusiu galiojimu. Bet, nu yra ten lydeka, man atrodo, jūros lydeka turi dėti. O įdeda ten kažkokią, nežinau, paprastą visai. Gyvenime valgiau 2 kartus. Galiu pasakyti. Ta vadinama angliška fish and chips. Ir daugiau nebepirksiu, sakiau, nes ten nėra salotų, nėra daržovių net. Pas juos čia gal taip nesidaro, neįprasta ar kaip, nežinau. Bet nepatiko ir nežinau, dėl ko čia kiti žmonės dievina. Tikrai nepasakysiu. Tik tais galiu pasakyti, kad nepatiko ir nenoriu daugiau net. Nu va, viskas, su žiedu ir baigęs miestas. Iki žiedo baigęs miestas, su žiedo nieko jau nebesimato. Gal kol kas tiek tada kolektyvas. Ačiū už dėmesį. Nu va, čia turėjo būti kelias šitas, kur aš turėjau važiuoti. Bet jo nėra, o tomtomas nerodo. Nežinau, nerodo vienu žodžiu. Taip kad nepykstu ant savęs labai. Ne, sakykim taip, kad nepykstu. Nepykstu ir ant tomtomo. Ką yra, kaip yra. Svarbiausia, kad po tilto nepakišto, ne? Tai ačiū už dėmesį, tada šiam kartui tiek iš Lincolno. Susitiksim vėliau, čiau čiau.